Labadiena, mėly mano sekėjai. Mes vėl įvykių sūkuryje esame prie Lietuvos Respublikos Seimo, kur prasidėjo pedagogų profsąjungos organizuojamas streikas. Tai ankstesnių streikų tęsinys, atsiprašau, ne streikų, bet mitingų. Tad bandysiu jums parodyti, kas čia vyksta, kokios aktualijos, ir pasiklausysime galbūt pranešimų, tuo pačiu ir pabandysime pakalbinti. Tad kviečiu žiūrėti. Tikrai negaunu 1407 eurų atlyginimo už etatą. Mano atlygis tikrai yra 1010 eurų už etatą. Aušra, tikrai tikiu, bet ar Seimo nariai patikės? Tegul patikrinu. Gerai. Sveiki visi, garbinga akimirka. Aš, mokytoja Erika Gaučiūtė, prisiekiu, kad už vieną etatą tikrai negaunu 1407 eurų. Mano darbo užmokestis į rankas už etatą yra 958 eurai ir 11 centų. Erika, aš tikrai tavim tikiu, bet ar Seimo nariai patikės? Tam ir įdedu šitą va čia. Aš, mokytoja Vilma Gvozdevienė, prisiekiu, kad už vieną etatą tikrai negaunu 1407 eurų į rankas. Mano darbo užmokestis į rankas už etatą yra 1076 eurai. Vilma, aš tavim tikrai tikiu, bet ar Seimo nariai patikės? Aš, mokytoja Alina Melinienė, prisiekiu, kad už etatą negaunu 1407 eurų į rankas. Mano etatas tai vertas 1080 eurų 5 centų. Alina, aš tavim tikrai tikiu, bet ar Seimo nariai patikės? Sveiki, aš Irena Šileikienė. Garantuoju 100%. Galiu pasakyti, kad tikrai negaunu tokių pinigų. Ačiū. Irena, aš tavim tikrai tikiu, bet ar Seimo nariai patikės? Labas vakaras. Aš, mokytoja Ona Malinauskienė, prisiekiu, kad už vieną etatą tikrai negaunu 1407 eurų į rankas. Mano etatas įvertintas 1130 eurų. Ona, aš tavim tikrai tikiu, bet ar Seimo nariai patikės? Sveiki, aš esu Laura Stankevičienė. Prisiekiu, kad už vieną etatą tikrai negaunu 1407 eurų. Mano darbo užmokestis į rankas už etatą yra 952 eurai 96 centai. Laura, aš tavim tikrai tikiu, bet ar Seimo nariai patikės? Labas vakaras, aš Sonata Kazėlevičiūtė. Prisiekiu, kad tikrai negaunu už etatą 1407 eurų. Mano etatas kainuoja 1089 eurus 13 centų. Sonata, aš tavim tikrai tikiu, bet ar Seimo nariai patikės? Aš, Svetlana Tokareva, prisiekiu, kad už vieną etatą tikrai negaunu 1407 eurų. Mano darbo užmokestis į rankas už etatą yra 1180 eurų. Svetlana, aš tavim tikrai tikiu, bet ar Seimo nariai patikės? Labas vakaras, mėly kolegos, pirmininkė.
atėjau prisiekti. Aš, Ieva Kymantė, prisiekiu, kad už vieną etatą tikrai negaunu 1407 eurų. Mano darbo užmokestis į rankas už vieną etatą siekia ir 1109 eurai 12 centų. Ačiū. Ieva, aš tavim tikrai tikiu, bet ar Seimo nariai patikės? Labas vakaras visiems. Aš mokytoja Lina Pratusevičienė. Prisiekiu, kad už etatą tikrai negaunu ir nei karto negavau 1407 eurų. Mano darbo užmokestis į rankas už etatą yra 1169 eurai. Lina, aš tavim tikrai tikiu, bet ar Seimo nariai patikės? Tikiuosi. Labą vakarą. Esu Ramunė Žičkienė. Prisiekiu, kad už etatą tikrai negaunu 1407 eurų. Mano darbo užmokestis į rankas už etatą yra 1074 eurai ir 2 centai. Ramunė, aš tavim tikrai tikiu, bet ar Seimo nariai patikės? Sveiki, aš Rūta Gaulienė ir tikrai prisiekiu, kad už etatą tikrai negaunu 1407 eurų, o į rankas aš gaunu 1063 eurus ir 22 centus. Rūta, aš tavim tikrai tikiu, bet ar Seimo nariai patikės? Sveiki, aš mokytoja Kristina Miliukaitė prisiekiu, kad už vieną etatą tikrai negaunu 1407 eurų. Mano darbo užmokestis į rankas už vieną etatą yra 1056 eurai ir 16 euro centų. Kristina, aš tavim tikrai tikiu, bet ar Seimo nariai patikės? Sveiki, aš esu Vilma Kairienė, prisiekiu, kad už vieną etatą tikrai negaunu 1407 eurų. Mano darbo užmokestis į rankas už etatą yra 1106 eurai. Vilma, aš tavim tikrai tikiu, bet ar Seimo nariai patikės? Sveiki, aš esu mokytoja Sandra Selezniuvienė ir už etatą aš gaunu 969 eurus. Sandra, aš tavim tikrai tikiu, bet ar Seimo nariai patikės? Sveiki, aš esu Galina Ziuba, mokytoja. Tikrai prisiekiu, kad už etatą negaunu 1407 eurų. Mano darbo užmokestis į rankas už vieną etatą 898 eurai 43 centai. Marina, aš tikrai tavim tikiu, bet ar Seimo nariai patikės? Labadiena, aš esu mokytoja Dolores Rakauskienė ir tikrai prisiekiu, kad už etatą negaunu 1407 eurų, o į rankas už etatą gaunu 1131 eurą. Dolores, aš tavim tikrai tikiu, bet ar Seimo nariai patikės? Sveiki, aš Justė Plesnevičienė prisiekiu, kad už etatą negaunu 1407 eurų į rankas. Mano darbo užmokestis į rankas už etatą yra 1123 eurai. Justė, aš tam tikrai tikiu, bet ar Seimo nariai patikės? Labas vakaras. Esu Aušra Šimkevičienė ir prisiekiu, kad už etatą tikrai negaunu 1407 eurų. Mano etato užmokestis yra 1140 eurų. Aušra, aš tam tikrai tikiu, bet reikia, kad Seimo nariai patikėtų.
Aš esu Modestė Vaicekauskienė ir tikrai už etatą negaunu. Prieinu prie kelių, kaip suprantu, mokytojų ir pabandykime pakalbinti, kaip jos jaučiasi, kokia viltimi gyvena ir gal prisistatykite ir truputį pakalbėsim. Pradinių klasių mokytoja Aušra Černiauskienė iš Kaišiadorių miesto. Aš taip pat esu Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos mokytoja Jūratė Šiškevičienė. Tai ko tikitės tokį šaltą vakarą ir suprantu, kad ginate, kaip sakyt, savo teises? Tikimės, aišku, visą laiką ko geriausio. Streikuojam ir 18 metais streikavom, tikėjomės labai gerų dalykų, bet aišku iškovojom tik tai streikuodami iki mokykliniam ir prieš mokykliniam ugdymui, juos sulygino su mokytojais, su pedagogais ir atlyginimus pakėlė, o dabar tikimės tikrai jau nors to 1400, kur dabar reglamentuoja ir švietimo ministras, mes tokių atlyginimų negaunam. Jeigu valanda mūsų kainuoja 6,35 €, su 30 metų darbo stažu, su metodininko kategorija, tai manau, kad tai yra tikrai pasijokimas iš mokytojo. Kada Paukštyno darbuotojai gauna 5 eurus su centais už valandą, tai čia yra grynas pasityčiojimas. Suprantu, norėčiau jūs apie savo situaciją pasakyti. Tiesiog tikimės, kad tas etatas būtų irgi sutvarkytas, nes dabar vieni mokytojai dirba 1000 valandų per metus, kiti 700 valandų per metus. Ir atlyginimai, pažiūrėkite, dabar kiek mokytojai kalbėjo, visų yra skirtingi. Tai pirmiausiai turėtume pradėti nuo to. Ir turbūt visi mokytojai tikisi, kad švietimo sistemoje bus tikrai įvykdytas auditas, nes pinigai yra visur skiriami, o kur jie dingsta. Tai va ir turėtų išsiaiškinti vyriausybė. Bet jūs skaitėte turbūt ir aš kalbėjau iš Seimo tribūnos, kad Suomijos mokytojai uždirba tiek pat, kiek jūs. Ar tikrai? Turbūt čia kažkas labai gerai suklydo, nes man teko lankytis Ispanijoje ir Ispanijos mokytojai uždirba 2600 ir turėdami daug mažiau kontaktinių valandų. Tas etatas, kaip ir sako mokytojas, sudarytas yra blogai dėl to, kad yra kontaktinės valandos išdėliotos nuo minimumo iki maksimumo. Jeigu dėrėtasi su mokyklos vadovu, kad turėtume tik tai minimumą valandų, tai galim turėti etate 20 valandų kontaktinių. Kiti turi po 26-27. Tikrai nesusilyginsim. Nei su Suomija, nei su Vokietija, nei su kitom Europos Sąjungos šalim. Aš tikrai jūs suprantu, bet tikriausiai dar būtina pasakyti, kad jūsų darbas taip pat nesibaigia uždarius mokyklos duris. Jeigu mes dirbam mokykloje kontaktinį laiką 5-6 valandas turėdami etatą, tai dar parsinešam ir sąsiuvinius, dar turim ir pasiruošimą pamokom, bendravimą su tėvais, su bendruomenė. Tai jau mums įsipučia ta darbo diena iki 10 vakaro, mažiausiai. O jeigu dalykininkai, mokytojai dar turi ištaisyti rašinius, tai yra tikrai juodas darbas. Tai dirbat vos ne kaip privačiam versle už labai menką atlyginimą. Taip, tikrai. Ir jeigu nenorime neštis namo taisyti darbų, tuomet sėdime darbė iki 6 valandos. Tai praktiškai ir pradirbame 10 valandų mokykloje prabūname. O sakėte, labai daug metų jau dirbate pedagoginį darbą, 30 metų, jeigu teisingai supratau. Tai sakykit, kaip pati atmosfera pasikeitė? Kokie dabar sunkumai dar be atlygio? Žinot, per 30 metų buvo tiek reformų, pradedant nuo tautinės mokyklos, kiek teko dirbti, tai kas 5 metį reforma. Situacija yra tokia, kad krauna darbus, neturi kada konkrečiai dirbti su klase, su tėvais, nes turi dar visokių darbo grupių, dar visokių papildomų darbų. Atrodo, kad mokytojas yra kaip ta darbinė kumelė. Kiek jam deda, tiek jisai ir veža.
Tai nepasakyčiau, kad ta situacija yra labai gera. Ir jinai per tiek metų tikrai nepagerėjo. O sakykit, vis dėlto, kaip tokia situacija atsitinka? Ar manote, kad trūksta supratimo ministerijos, ar yra kažkokios tai tendencijos specialiai kūriamos? Aš siūlyčiau, kad ministerijos atstovai turėtų išvažiuojamasias pamokas mokyklose. Kad jie patys padirbėtų, jie suprastų, ką reiškia dirbti su 30 mokinių, kai dar sėdi kokie 5 spec poreikių mokiniai, kai yra padėjėja tik skiriama 2 valandom, nes taip nusprendė ministerija. O kur paskui dėti tą vaiką spec poreikių, juk jis mokykloje būna visas pamokas. Tai jiems siūlyčiau atvažiuoti ir padirbėti, kad jie tada žinotų, užsidarius duris, kurti kažkokias reformas, tūkstantmečio mokyklai, traukų į ugdymą, nematant, kas vyksta konkrečiai, tai čia yra labai blogai. Aš turbūt jums tikrai ne tik pritarčiau, bet manau, kad ir Seimo nariam, ypatingai švietimo komiteto nariam, turbūt irgi labai pravartu būtų pamatyti visą tai iš arti ir tada visiškai ateina kitas supratimas. Taip, aš manau, kad žmonės yra ministerijoje dirbantis teoretikai, ne praktikai ir visiškai nebendrauja ir nekontaktuoja su mokytojais, o tiesiog daro savo nuomonę, ką įžvalgas. Ir ta tūkstantmečio mokykla, nežinau, kokia bus pridėtinė vertė vaikui. Ar čia vėl bus eilinį kartą išplauti pinigai? Tai bet reikėtų apie tai pamastyti visiems. Ačiū Jums labai, žiūrėkit, nesušalkit, bet laikykite savo, nes mes su Jumis iš tikrųjų taip pat ne kartą kalbu apie tas problemas. Na dabar žinot, kad yra svarstomas nutarimas dėl audito, kad vis tik tai įsitikinti, kad tos lėšos, kurios yra nukreipiamos į mokyklas, kad jos tikrai pasiekia tikslingas vietas, bet turbūt tikėkime, kad ir šitas mitingas, na, kiek tai duos signalų, kad galbūt išgirs ir dažniau lankysis mokyklose, o gal net ir klasėse. Tai jeigu vyriausybė negirdėjo, tai tikimės, kad Seimo nariai išgirs mūsų balsą. Ačiū Jums labai, stiprybės. Vaida, aš tikrai tikiu ir vienas Seimo narys jau tiki ir tikimės, kad kiti Seimo nariai patikės. Sveiki, aš Neringa Bartelienė. Tikrai prisiekiu, kad už vieną etatą negaunu 1400. Mėly sekėjai, norėjau paklausti, jeigu jums nesunku, parašykite, ar jūs puikiai girdite, nes stengiamės transliaciją daryti, kad jūs būtumėt informuoti, kad jūs viską puikiai girdėtumėt. Bet operatorius skaito ekrane, kad garsas geras. Kurie įteikė savo irgi algalapius, jie tikrai, žinokit, nematė akise tokių pinigų. Tai mano atlyginimas už vieną etatą 1096 eurai. Tikiu Jumis ir Jūsų kolegom, ir vienas Seimo narys tiki Jumis ir Jūsų kolegom, bet ar kiti Seimo nariai patikės? Sveiki! Aš atstovauju, vyrus, kurių tiek mažai ir sunkiai Tikim, kad jų mažai, bet ar Seimo nariai patikės? Tiek mažai tų mokytojų vyrų yra mokyklose. Tai palaikykime visus vyrus, moteris ir aš, Tomas Burkauskas, prisiekiu, kad už vieną etatą tikrai negaunu 1407 eurų. Mano darbo užmokestis į rankas už etatą yra 1002 eurai 42 centai. Deja. Aš tikiu, vienas Seimo narys tiki, bet ar kiti patikės? Kad tų vyrų būtų daugiau, tikrai. Mažas tas jūsų atlyginimas. Aš, Meilė Platukienė, prisiekiu, kad negaunu 1407 eurų
ir kad už vieną etatą gaunu 1169 eurus 47 centus. Meilė, aš tikrai tikiu, bet ar Seimo nariai patikės? Labas vakaras, aš esu mokytoja Irma Linkevičienė ir tikrai prisiekiu, kad už etatą į rankas negaunu 1407 eurų. Mano užmokestis 1110 eurų ir 35 centai. Aš tikrai tikiu, bet ar Seimo nariai patikės? Aš dabar galbūt tikrai ačiū ir jūs mane įtikinot, tikrai mane įtikinot ir vieną Seimo narį jau įtikinot. Bet ar kiti Seimo nariai patikės, aš manau, mums reikia visų kolektyvinės priesaikos. Todėl aš dabar visus pakvieščiau pasimti savo algalapius, prisidėti ranką prie širdies ir man nemeluojant prisiekti visiems kartu likusiems ir tada jau mes visus kartu įmesim algalapius į šitą dėžę ir nunešim į Seimo kanceliariją. Tai dabar kartoti prašau paskui mane. Aš savo vardą pavardę prisiekiu, kad už vieną etatą tikrai negaunu 1407 eurų. Mano darbo užmokestis į rankas už etatą yra ir savo sumą įvardinkit. Aš tikrai jumis visais tikiu, bet ar likę 140 Seimo narių mumis rytoj patikės? Tikėkimės. Karolina? Aš neišgirdau, gal yra mokytojas Andriau, kuris gauna į rankas už etatą 1407 eurus. Mes pakviesim tą kolegą, tą mokytoją ateiti čia ant scenos. Pakelkit ranką. Pakelkit algalapį. Gėlės laukia jūsų. Ateikit ir parodykit. Man atrodo, Karolina, nėra tokio mokytojo Lietuvoje, kuris už etatą gauna 1407 eurus. Vadinasi, gėlės turėsime grąžinti Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkui Artūrui Žukauskui. Tai dabar... Mėlėjai, dabar pavaduotojos eis surinkti jūsų atsivežtų algalapių. Štai matote priekyje jau renka, kad jie taip pat taptų faktiniais įrodymais, kiek iš tiesų uždirba mokytojai. Kol vyksta šitas procesas, dar kartą plojimai visiems prisisaikdinusiems. Ačiū už priesaiką. Ačiū už priesaiką. Ir į sceną pakviesime vokalo studiją Vaje, kuri atliks dar vieną dainą.
buvo sunku, tu visad buvai ir esi. Savo sparnus man dovanojai ir tai parodai man, kad galiu skristi, kad galiu jaust, kad galiu visą pasaulį sujaust, kad galiu bėgti, kad galiu žengti su tavimi. Aš nebijau, aš gyvenu, aš ir vėl skraidyti galiu. Aš žinau, būsiu kartu, pažadu tau. Jeigu galėčiau, padovanočiau savęs dalelę jausmo, kurį man davei, nebijojai prarast. Ir jeigu tik nori, aš būsiu šalia, kai pasaulis sustojęs atrodys, bet daug nematysi ir nieko nebus. Pasuksim kartu ir nieko nebijant keliausim. Aš pažadu sekti, nes tu man parodai kai ką daugiau. Kad galiu skristi, kad galiu jaust, kad galiu visą pasaulį sujaust, kad galiu bėgti, kad galiu žengti su tavim. Aš nebijau, aš gyvenu, aš ir vėl skraidyti galiu. Aš žinau, mūsų kartu, pažadu tau. Ir mes kartu išliksim kartu, net jei dangus, net jei pasaulis grius. Aš galiu skristi, aš galiu jaust, aš galiu visą pasaulį apeit. Aš galiu bėgt, aš galiu žengti su tavim. Aš nebijau, aš gyvenu, aš ir vėl skraidyti galiu. Aš žinau, būsiu kartu, pažadėjau sau, kad galiu skristi. O dabar įtampos kupinas momentas, į sceną atkeliauja pavaduotojos su pilomis dėžėmis jūsų algalapių. Būgnai! Būgnininką prašome būgnų. Reikia kažkaip įtampą sukelti, arba patys kelti. Žodį, ar jau galime jūs išlydėti? Aš manau, kad visi rytoj prieš mūsų tarpinį patikrinimą Seimo nariai
galės ateiti ir pasiskaityti šitą labai svarbią faktinę medžiagą, kad nubalsuotų teisingai. Balsadėžių su jūsų algalapiais iškeliauja į Seimo kanceliariją. Plojimai ir būgnai. Tiesa, gėles irgi išnešam, nes nebuvo mokytojo, kuris gautų 1407 eurus į rankas. Nebuvo! Kol balsadėžės su algalapiais iškeliauja į Seimo kanceliariją, mes tęsiame mitingą ir kviečiame pasiklausyti dar vieno muzikinio kūrinio. Na, truputėlį atsitraukėme nuo scenos ir lydime atstovus, kurie eina į Seimą ir įteiks parašus ir, kaip suprantu, dar ir gėlių puokštę. Tad žiūrėsime, kaip čia jiems pasiseks, na, o paskui, matyt, vėlgi grįšime prie scenos, kur renginys turės tęsinį. Ar galima jūs truputėlį pašnekinti? Labą dieną. Bandžiau gaudyti jūs, bet ne iš karto pavyko, kol pastebėjau, kur eina. Žinot, kai treniruojamės bėgiot. Nesunku nešti? Ne? Sunki našta mokytojų. Palyginus su mokytojų našta darbo, tai nesunku. Jo. Na. Gerai. Pažiūrėsim. Atnešė mokytojų darbo užmokesčio lapelius su lydraščiu. Taigi, lydraštį. Taip, ir tiesiog norime perduoti Seimo nariams informaciją apie tikrą mokytojų uždirbamo darbo užmokestį. O sakykit, jūs norėsit registracijos? Taip, mes turime du, taip, mes norėtume registracijos štampą, kad... Ir gal galima palikti gėlytes? Nes mes jas norėjome įteikti mokytojui, kuris uždirba 1407 į rankas, bet tokio mokytojo nebuvo. Tai norėtume palikti tiesiog šitas gėlytės čia tada. Kaip ženklą, tam tikrą simbolį. Čia visiems Seimo nariams gėlės bus ar išskirtinai kam nors? Čia gal mes tiesiog tam... Būtent dėžutės padėtas. Taip, bet mes labiau jas adresuotumėm tam Seimo nariui, kurio balsas lėmė, jog švietimo komitete nebuvo priimtas projekto pasiūlymas. Galite įvardinti Seimo narį, ar ne? Ar mums patiems reikia surasti? Gal tiesiog. Jie žino. Tas, kuris atnešė į mitingą gėles, skyrė jas mokytojams ir paskui balsavo prieš mokytojo algų didinimą. Taip, supratom. Tai jūs galite truputėlį palaukti? Taip, gerai. O sakykit, su šita dėžė mes
Darysim ją tikrinti. Jūs iš karto imsite truputį vėliau? Ne, truputį vėliau. Aš tada nueisiu, registruosiu. Ačiū. Ačiū. Na, tai atrodo, kad viskas pavyks. Taip, ar pavyks, mes sužinosime rytoj ir turbūt Matot, per šitą priėmimą. Čia dabar mes padarėm viską, ką galėjom. Taip, ir kaip prašo, sako, tegul mokytojai išviešina, kiek jie iš tikrųjų gauna pinigų ir taip toliau, tai mes tą ir padarėm, išviešinom. Tai jūs bando dabar paneigti tuos pasakytus žodžius, kad Suomijos mokytojai uždirba mažiau negu Lietuvos. Aš nežinau, kiek uždirba Suomijos mokytojai. Aš noriu paneigti tuos žodžius, kad mokytojai statistiškai vidutiniškai gauna 1407 eurus į rankas, nes, kaip matėte, nei vienas mokytojas negauna tiek. Ir aš, pavyzdžiui, kaip mokytoja ekspertė, lituanistė su didžiausiu darbo stažu ir dirbanti su didžiausia klase, toli gražu tiek į rankas negaunu. Už mane negali gauti daugiau niekas pagal visus parametrus. Žinokit, ten jūsų profsąjungos pirmininkas pastoviai sakė, ar Seimo nariai patikės. Tai žinokit, kad bent vienas tikrai patikėjo. Du patikėjo. Jau tai liko visai netiek daug. Tai smagu, kad didėja gretos. Tai kokie ten skaičiai yra? 1000, matau. 1052. Tai 1000 čia dar gerai. Tai už etatą. Tai čia mokytojai metodininkai turbūt gauna. Pilną etatą, 877 eurai. Mokyklos esate Iš Klaipėdos Ąžuolyno gimnazijos. O, Klaipėda, va, už tokias. Bet čia vis tiek čia ne dėl pinigų susirinkom. Pagrindė dėl to, kad pažeidžiausias principas, kas yra melas. Tai bet kokiuose santykiuose, ar tai tarp draugų, ar tarp vyro ir žmonos, ar tarp vyresnio ir jaunesnio, tai melas yra negerai. Iš tikrųjų, požiūris į mokytoją yra. Kai jau 10 kartų pameluoji, vis tiek bandai kažkaip pasikalbėti. Mes tiesiog bandom kalbėtis, nes pažeistas principas yra ir viskas. O kas paskatino pasirinkti mokytojo profesiją? Jūs jaunas, esate specialistas, jauni žmonės dabar labai retai renkasi mokytojo profesiją. Nes jau jaunimas yra skęstantis laivas ir kažkaip per daug mažai mes jau rūpinamės, paliekam su telefonais ir reikia, kad kažkas jais pasirūpinti. Tai dėl to. Šaunu. Aš pasinaudodamas progą į eterį, neturėjau progos pasakyti, kad aš labai sujaudintas jūsų žygių, kurį visiškai nesenai atlikote. Pėsčiomis ėjote grupę mokytojų iš Klaipėdos į Vilnių. Tai, nežinau, ko dar trūksta, kad vis tik tais valdžios žmonės atkreiptų dėmesį ir priimtų jūsų tokius jums laukiamus sprendimus. Tad didelę pagarbą jums. Taip, ačiū. Turbūt trūko tik tai šitų algalapių. Tikėkime, kad jie padės ir visa bus nuspręsta teigiamai. Ir dar Seimo nariai turėtų bent dieną padirbėti visų krūvių mokyklai. Bent 2, kad reikėtų iš vakaro dar pasiruošti pamokai, ar ne? Iš tikrųjų, mes buvom susitikę Klaipėdoj, profesinės sąjungos buvo pakvietusios ir jūs minėjote, kad nors kalbama, kad atlyginimai padidės, bet realiai yra papildomi užmokesčiai, ar ne, kur jūs gaudavot už papildomas veiklas ir yra tokių mokytojų, kuriems po padidinimo algos dar ir sumažėja. Tai mes čia šnekam apie tos 20% pagal atnaujintas programas, tai taip man pačiai taip ir atsitiko. 3 klasės iš 4, kuriuose yra pagal atnaujintas programas dirbama ir man pakėlė 20% už pasiruošimą ir sumažėjo porą šimtų eurų turbūt alga, tai ačiū, daugiau taip nekelkit. Aš turbūt įsivaizduoju, dėl ko Seimo nariai ar švietimo ministerijos darbuotojai neapsilanko pas jūs klasėje ir nepasižiūri iš arti, kaip jums sekasi dirbti, nes jūsų darbo valandos nenormalios. Tai jūs nebaigėte darbo 5 valandą. Aš tai asmeniškai pradedu darbą 5 valandą, bet tai yra ryto. Nes tam, kad aš spėčiau išsitaisyti viską, ką aš turiu išsitaisyti kaip lietuvių kalbos mokytoja, tai visi žino, kad aš keliuosi ir pradedu darbą 5 ryto. O kokia situacija reali su vadovėliais yra? Turim laiko, laukiam. Ar turite pagal naują programą išleistus vadovėlius ar ne? Kaip atrodo jūsų pamoka, kaip pasiruošimas visas, kokią medžiagą naudojatės? Dauguma kalba, kad tikrai trūksta. Man kaip anglistai dar neteko to patirti, tai
Bet kolegos ir Vilniečiai, aš Vilnių atstovauju, tai tikrai skundžiasi, tikrai vargsta, tikrai, kaip sakyti, savo visus resursus naudoja įmanomus, savo patirtį ir panašiai, bet iš tikrųjų yra problema. Mano dukra 11-okė, pavyzdžiui, irgi stresuoja begaliniai, mokosi irgi gimnazijoje ir sako, mama, ką man daryti? Sako, tikėkim, kad kažkaip pavyks veikelis, ką aš tau galiu padaryti. Todėl ir mes eisim, streikuosim, todėl dėl tavęs tenksimės, nors mus kaltina, kad mes vaikus paliekam kažkur užribį ir patys va čia taip, nežinau, cirką kažkokį darom. Gal aš taip pritarčiau, kad geriau dabar streikas, sutrikdytas ugdymo procesas, negu vėliau mokykla be mokytojų. Be abejo, laikini nepatogumai tam, kad būtų geriau vėliau, va, kaip lygiai tas pats, kas vyksta Vilniuje dabar kažkur, mat, laikini nepatogumai dėl geresnių dalykų vėliau. Tai čia lygiai tas pats. Mes privalom tą daryti, jeigu mes nenorim paskui neturėti kur vaikų, pavyzdžiui, privačios. Greičiausiai bus tik privačios visur ir turbūt ne visi galės savo vaikų netgi į mokyklą leisti, o ne privačiuose mokyklose. O jūs kokio dalyko vadovėlius turite? Etikos. Nelabai yra tokia pasenė vadovėlė, viskas gerai. O aš norėjau... Gyvenimo įgūdžių pamoką jūs dabar vedate, ne? Bet kam jūsų mokykloje yra pavesta? Pas mus dar kol kas nėra. Nėra dar. Kuratorius potencialiai. Aš norėjau paklausti, kai jūs ruošiatės, vis tiek planavote pradėti darbą mokykloje, ar to tikėjotės? Aš taip. Žinojot? Aš žinau, į ką aš einu, aš dėl to pasirinkau šitą dalyką, bet aš žiūriu tai kaip į savo narystę. Ir čia nais nebūčiau, jeigu čia būtų tik dėl pinigų, aš labiau einu dėl to, nes kolega mokytojas taip pat priminė, kad reikia ir mokiniams rodyti pavyzdį, nereikia priprasti prie melo, nereikia priprasti, jokiuose santykiuose nereikia priprasti, reikia pabandyti, biškai pasikalbėti, biškai pakovoti už tiesą. Ir aš kaip etikos mokytojas galiu pasakyti, prisiskaitęs daug informacijos, kad tiesiog bus labai blogai ateityje ir už tai sumokėsim. Tai reikia pabandyti, biškai pasikalbėti, pasikovoti ir nepriprasti. Aš suprantu, kad po Sovietų Sąjungos žmonės priprato, kad jiems pastoviai meluoja. Įsijungi televizorių, žmogžudysčių nėra, ekonomika auga, viskas gerai, per langą pasižiūri, jokia tai realybės netitinka. Žmonės yra pripratę prie to ir mūsų karta irgi tai gavo iš dalies. Bet mes galim ir iš vakarų pasimokyti, kad nebūtinai reikia prie to priprasti. Galim kažkokį balsą išsakyti. O tai jūs kokią dalyko mokotės? Aš fizinio ugdymo. Sakyčiau, kad dėl problemų, dėl bazių, kaip pavyzdys mūsų salytė maža, ir jeigu reikia vaikinai ir merginos 4 klasės gaunasi, ir ten 60 vaikų ir nėra kur sportuoti. O kiek metų dirbat mokykloje? Aš trečius metus. Taip. Kodėl pasirinkot mokytojo profesiją? Aš jau šiandien pasakau kolegai, kol važiavam iš Klaipėdos čia, kad aš jau žinau mokykloje, kad aš tai darysiu. Tiesiog tai iš pašaukimas. Supratau. Tai man atrodo, čia daugelis idėjinių mokytojų eina streikuoti. Jie yra būtent tie, kuriems skauda dėl švietimo. Nes tas, kuriam neskauda, jis tiesiog dirba ir savo ramiai ir nesuka galvos. O tas, kuriam skauda dėl švietimo ateities, tas tą ateitim ir rūpinasi. Kiek šiandien klaipėdiečių atvažiavo į mitingą? Nežinau. Arti 50? Keletą autobusų, man atrodo, porą autobusų buvo. Turbūt svarbiausia, kad ne kiek žmonių susirinko, svarbu, kiek plačiai apėmė šitą akciją. Tai turbūt. Ir ką nori pasakyti žmonės, ir ką jaučia, ir ką daro, iš tikrųjų, nes yra kolegų, kurie iš tikrųjų liko dirbti, dar ne visi drįsta, dar ne visi supranta, kad, sako... Ne visi tiki turbūt. Ne tai, kad ne visi tiki, sako, kai visi prisijungs, tada ir aš. Sakau, tai tu ir esi tas visi. Tai aš, tu, mes. Taip. Va, ačiū tada. Ačiū jums. Na tai štai, apsauga, manau, apsaugos tuos brangius daiktus. Dėkojam jum, linkim ko geriausios sėkmės, grįžtam atgal į renginį. Na štai, mėlyjeji, vis dėlto, kai pabūni tarp tų žmonių, išgirsti jų istorijas,
nesusirūpinti, nesusijaudinti, tikriausiai yra neįmanoma. Tai jūs taip pat liudininkai šių istorijų ir kada pagalvoji, kad gali ateiti toks metas, kada pedagogų nebebus, gal ne iki vieneto sumažės, bet jų trūks dar labiau negu trūksta dabar, arba jų kvalifikacija bus labai labai ribota, tai mus palies visus betarpiškai. Per mūsų vaikų ugdymą, per anūkų mokslus. Tad galvoju, kad tai turi rūpėti mums visiems ir aš esu dėl to, kad taip pat nesu abejingas dėl tos ateities, apie kurią mes čia ir kalbame. Tad gero jums tolimesnio žiūrėjimo, netrukdysiu savo monologų, bet bandysime parodyti, kas vyksta toliau. Labadiena, nežinau, kas kuprinė užsienio buvo. Sveiki, kolegos, jau pristatė. Pradėsiu nuo to, kad prisiminsiu maždaug prieš 4 metus, lapkričio mėnesį, kai buvo mokytojų suvažiavimas. Aš ten tokią repliką mestelėjau, kad guli rinkį, jau nebegalima mušti. Tai atsiprašau, per ilgai ilsėjomės. Šiandien mušim. Atsiprašau tų Seimo narių, kurie jau suprato, nes aš savo kalboje vis pasakysiu, kad jie yra blogi, tai tie, kurie jau suprato, tai ne jums adresuota tada. Nedaug, prašau, kai neišprotėčiau, rašau, todėl dabar sakau tikriausiai savo ir jums, bet ne tau, Seimo nary, tikrai ne tau. Nes tu galvoji, kad stovi vidur aikštės ir apsuptas garbės, bet tu stovi vidur bjaurasties, visur bujoja ir žydi šleikšti netiesos neteisybė, ji veši, klesti ir auga ir niekas nuo jos neapsaugo. Todėl mes ir susirinkom apsisaugoti. Grįžtam vėl į istoriją. 19 metų lapkričio 28 diena Lietuvos mokytojų suvažiavimas. Svečiai. Tuometinis Seimo švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas Eugenijus Jovaiša, komiteto pirmininko pavaduotojas Vytautas Juozapaitis, Seimo narys Dainius Kepenis, tuometinis švietimo ministras Algirdas Monkevičius. Gal dar kažką užmiršau, bet vienas tie nepriėjo, su manimi nepasisveikinu, tai aš jų nežinau. Tada aš kalbėjau apie absurdą, citavau akademiko, filosofo, profesoriaus, rektoriaus Rando Pavilonio knygą Prieš absurdą. Kadangi atvėsiu, visos citatos nebekartosiu, pakartosiu citatos pabaigą. Pasipriešinimas absurdui yra neišvengiamas proto ir dvasios žmogaus intelekto lavinimo padarinys. Citatos pabaiga. Tai normalioje visuomeniai reikėtų džiaugtis, kad yra žmonių, kurie kritikuoja absurdiškus sprendimus, nes tie žmonės yra intelektualai ir tik jų dėka sėkmingas prieštaravimų sprendimas yra varomoji valstybės progreso jėga. Mano minėtame mokytojų suvažiavime daug kritikos buvo išsakyta apie medumi papadintą, bet nežinia, ko kvepiantį etatinį darbo apmokėjimo modelį. Jie kritikavo daug kalbėtojų apie tai, kad etatinio apmokėjimo sistemą reikia tobulinti, pripažino tuometinis ministras Monkevičius. Tai gaunasi, kad jau geri 4 metai, kaip pripažinta, kad tai yra negerai, bet vis dar nieko ir niekas nepadarė. Kai dabartinis švietimo ministras bando apsiginti, kad mokytojų reikalavimai yra nerimti, kaip vieną iš argumentų jis naudoja pasakymą, kad taip greitai tai, ko nori profsąjungos padaryti, mes negalim. Mes jis turime į ministeriją, tą ONO. Tai žiūrėkit, jeigu nuo 19 metų, kai tuometinis ministras pripažino, kad su etatiniu mokėjimu yra blogai, iki dabar vis dar ministerija nieko nepadarė ir sako, mes greit padaryti negalim, tai jiems 4 metai yra mažas laiko tarpas. Klausimas, o tai kodėl dabar atnaujintas programas mes turim be vadovėlių, be priemonių greitai šiandien dabar pradėti įgyvendinti? Gal irgi palaukim 4 metus ir po 4 metų pabandysim, gal pasiseks arba pasakysim, dar nespėjom. Tai va čia taip jau ir išeina. Antra lapo pusė. Ramiai, šiandien tik 2 lapai, ne 6.
Taip, žiūrėkit, iš tikrųjų rimtas toks mano pastebėjimas. Blogiausia, ką aš matau šio pavyzdžio kontekste, vienas ministras pažadėjo, kad pataisys, paskui nei po to atėjęs ministras, nei visa švietimo ministerija nieko nedaro, tai reiškia, kad valstybėje nėra tęstinumo. Tai klausimas, apie kokią valstybės ateitį mes galim kalbėti. Jeigu Seimo nariai sėdi mokytojų suvažiavime ir girdi, kad tas ir tas yra blogai, tą blogai pripažįsta tuometinis ministras, o paskui tie Seimo nariai nieko negali padaryti, tada klausimas, tai kas valdo Lietuvą, jeigu Seimo nariai nieko negali? Tada aš ir kartoju, nepyk Seimo nariai, ne tau aš sakau, nes tu vis tiek nieko negali. Tau patinka galvoti, kad tu esi vidury aikštės, bet tu stovi vidury bjaurasties, gražios, puošnios, bet melagingos, vidury pilkumos nuodingos. Aš bandžiau suprasti, kodėl Seime sprendimai tokie keisti. Paskaičiavau, iš 12 dabartinių Seimo švietimo ir mokslo komiteto narių, vos ne pusė apie švietimą supranta, nežinau pagal ką. Nes jų pačių nurodytojų biografijoje parašyta ekonomistas, verslo vadybininkas, socialinis darbuotojas, verslo ir viešo administravimo specialistas, mechanikas, inžinierius. Tai aš taip ir suprantu, kad jeigu kas nors pristato jiems programą apie visuotinį kompiuterizaciją arba dar ten kažką tokio, tai čia vat yra šiuolaikinis vadybinis inžinerinis sprendimas, šitą jie supranta. Apie mokytojų problemas jiems sunku suvokti yra, ar ne? Tai aš taip pradedu žiūrėti iš kitos pusės. Kartais atrodo, kad valstybė ir švietimo ministerija apie mokytojus nelabai galvoja, nes jie tikisi, kad vis tiek perėsim prie kompiuterinių programų. Egzaminus jau dabar, pusę egzaminų taiso programos, pamokas galės vesti dirbtinis intelektas, blogiausiu atveju 10 kitos profsąjungos narių mokytojų nuotoliniu būdu visoms gimnazijos mokykloms vienu metu. Bet niekas šiandien neskaičiuoja, kad jeigu toks modelis bus pasirinktas, tai paskui reikės ko? Socialinės paramos grupių, globos programų, psichologų konsultacijų, o psichologų tai jau šiandien Lietuvos mokyklose trūksta. Tai ką jie darys, kai visas mokyklos dirbs tokiu būdu? Tai paskutinis pastebėjimas. Tiems, kurie galvoja, kad kompiuterinis mokymas yra išsigelbėjimas, toks perspėjimas, vakarų Europos valstybėse jau yra tokių, kur uždrausta mokyklose iš vis vaikams turėti kompiuterinės priemonės, atsinešti savo mobilius telefonus. Mes kažkaip vėl būsim iš paskos po 10 metų, sakysim, kad nebegalim. Bet didžiausia bėda, vėl aš pacituosiu tą pačią Rolando Pavilionio knygą Prieš absurdą, kurią citavau prieš tos 4 metus. Ir kai kas prisimena mano paskutinį tada pasakymą. Jo mintis buvo tokia, ne kiekvienas žmogus, kuris eina į bažnyčią, turi ją savo širdyje. Tai kažkokias universitetinės žinias į tą kompiuterį, aš tikiuosi, kad sukiš klausimas. Toks tik tais yra. Ar jie supranta, kad į kompiuterio, į roboto procesorių bažnyčios niekaip neįdės? Ir kolegos, prieš 4 metus aš jums sakiau, viena iš mokytojų pareigų savyje nešiotis ir norat puoselėti universitetą ir bažnyčią. Manau, kad Seimo nariams tai taip pat turėtų galioti. Ačiū Jonui! Taip pat pasisakyti kviečiame profesorę Seimo narę Viliją Targamadzę. Labą vakarą, mėly mokytojai, švietimo pagalbos specialistai, švietimo žmonės. Ačiū Jums už pilietinę poziciją, nes iš tiesų švietime mes klimpstame ir klimpstame vis gilyn. Ir liūdniausiai, kad šiandien dienai galima konstatuoti, kad melo liūnas traukia mus. Jeigu mes gyvenam teisiniai, demokratiniai valstybei, tai yra privalu vykdyti sutartis. Ir jeigu yra pasirašyta sutartyje, kad 130% nuo VDU, tai taip ir turi būti. Deja, aš tikrai netikiu, įvertinus įvairias aplinkybės, kad taip ir bus kitais metais. Ir patikėkit, ne visi Seimo nariai netiki, kad jūsų yra žymiai mažesni atlyginimai, kad jūsų yra sudėtingas darbas ir kad laukia labai daug dar sunkumų, bet aišku ir galimybių yra. Bet kaip įtikinti valdančiuosius,
kurie net nesugebėjo už rezoliuciją pabalsuoti, balsavo prieš arba susilaikė. Kaip įtikinti vyriausybę, kad ji pamatytų realybę, čia yra tikrai didelis uždavinys. Ir jeigu mes norime kurti Lietuvą, tai reikia ją kurti be melo ir apgaulės. Taigi mes būkime drauge ir kurkime Lietuvą be melo ir apgaulės. Ir dar kartą ačiū Jums, būkite stiprus ir turėkime optimizmo. Ačiū Jums. Ar norėtų pasisakyti socialdemokratų frakcijos atstovas? Sveiki. Sveiki. Aš Seimo narys Kęstutis Vilkauskas ir socialdemokratų frakcija Orinta Leiputė, Tomas Bičiūnas, Eugenijus Sabutis, Rasa Budbergytė ir visi kiti tikime, kad jūs negaunate 1400 eurų. Ir prisiekiu ir prisiekime balsuoti pagal sąžinę. Tuo labiau, kad širdyje iki šiol gyvena mokytojo dvasia. Kadangi buvau mokyklos psichologas, tai galiu suteikti kitiems Seimo nariams nemokamą psichologinę konsultaciją. O šiaip sveikinu jūs, mėly aktyvūs mokytojai. Tai yra tikras prabudimas Lietuvoje, atgimimas, atėjęs su jūsų tiesos sakymu, su nebijėjimu pasakyti teisybės, su jūsų aktyvumu. Linkiu jums sėkmės ir būkite stiprus. Ačiū. Pasisakyti kviečiame švietimo komiteto atstovus. Tai pablokime. Ačiū. Labas vakaras. Aš Laima Nagienė, iš tikrųjų tikiu, kad jūs mokytojai mokate skaičiuoti. Aš kaip matematikė taip pat skaičiuoju ir žinau, koks jūsų atlyginimas. Pradinių klasių mokytoja, tik pradėjusi dirbti mokykloje, į rankas gauna čiut virš 800 eurų. Tai aš tikrai tikiu, kad mokytojai čia susirinkę nei vienas nemeluoja. O toliau pratęsint mintį apie įtraukųjį ugdymą, klaipėdiečiam užmiršo jūs Ignas ir jums net regioninio centro neįkūrė. Dabar susigalvojo, kad reikia tokio centro. Tai aš manau, kad tikrai turime labai daug problemų ir tikiu, šiandien jumis visais sveikinu jūs, kad jūs čia esate, kad jūs tokie aktyvūs, o svarbiausia vieningi. Tik tai bendrystei ir bendrai einant koja kojon mes galime pasiekti. Ir teisingai buvo pasakyta, jūs nutiesėte kelią ir kitom profsąjungom, kurios lengva ranka pasirašė susitarimą gal kitokį. Aš už jūs ir visais, kaip sako, visa širdimi, kad jūsų atlyginimas pasiektų 130% vidutinio šalies darbo užmokesčio. Aš manau, mūsų pirmininkas labai neteisingai pasielgė, kai prabalsavo vienintelis. Susilaikydamas jo balsas lėmė, kad būtų darbo užmokestis jums prie darbo užmokesčio būtų padidinta. Jis neužmiršo praėjusiais metais, kad reikalinga aukštajam mokslui skirti daug daugiau pinigų. Tai tikiuosi, kad Seime mes visi bendrom pastangom būdami vienaip ar kitaip įstatymus priimsime ir pakeisime. Tai mes įsipareigojame palaikyti švietimiečius. Ačiū jums visiems. Labas vakaras, mėly pedagogai, mėly. Mes įsipareigoję balsuoti. Ir dabar dar paaiškinsiu šiek tiek. Pirmiausia, norim padėkoti tikrai Lietuvos švietimo darbuotojų sąjungai už tai, kad išbudinote mus iš tokio mulkinimo sapno. Jeigu ne jūs, aš manau, kad mes dar iki šiol Seime būtume duomenų agentūros mulkinami
kad jūsų darbo užmokestis siekia tuos procentus, apie kuriuos yra komunikuojama. Tai pirmiausia, tikrai ačiū Jums už tai. Antra, keletą faktinių aplinkybių. Ne visi Seimo nariai netiki ir opozicijos nereikia įtikinėti. Tiek aš atstovaudama darbo partijai, tiek kitos opozicinės partijos tiki ir mes žinom. Ir mes ne tik, kad žinom, mes jau darom veiksmus. Ką mes padarėm? Tai yra, registravom pasiūlymus dėl to, kad darbo užmokestis siektų 130% vidutinio darbo užmokesčio. Tai valdantieji ir vyriausybė tuos pasiūlymus atmeta. Dar ne pabaiga. Gruodžio 5 dieną bus balsavimas dėl biudžeto ir dėl tų pasiūlymų bus balsuojama. Tai jūs stebėkite kiekvieną, kuris bus ir nebus salėje ir kaip jisai elgsis. Nes nuo kiekvieno balso jo reikia mažiausiai 71 priklausys, koks tas darbo užmokestis bus kitais metais. Kitas dalykas, kas yra tikrai labai svarbu, mes registravome ir Seimas yra linkęs pasiūlyti valstybės kontroliai kitais metais atlikti didžiulį auditą. Ir čia Telšių vienmandatininkas Valentinas Bukauskas daug dėjo pastangų, kad atsirastų tas nutarimas. Kodėl tai svarbu? Todėl, kad biudžetas kasmet didėjo, o tas kaip nesijaučia piniginėse ir kišenėse, taip nesijaučia. Tai jau čia mes gal ir kitais metais turėsime daugiau atsakymų, kodėl darbo užmokestis ne taip sparčiai auga, kaip yra susitarta. Mes susitarę opozicijoje ir darom, bet jūs taip pat nepamirškite pažiūrėti, kaip jūsų vienmandatininkai, kaip jūsų miesto atstovai balsuoja. Tai nepaliaukite kovoti ir didelės sėkmės jums. Ačiū. Taip pat pasisakyti kviečiame Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos Seimo narę Ligitą Girskienę. Labas vakaras, gerbiami mokytojai. Aš noriu ir savo kolegą Dainių Kepenį pakviesti, jisai čia stovi, ne? Dainių, ateikit. Iš tiesų, mano vyras yra mokytojas. Aš esu pati iš Klaipėdos. Mano vyras yra profesinės sąjungos narys. Ir aš tvirtai pareiškiu, kad palaikau jūs, nesvarbu, kokia valdžia bebūtų. Mano vyras yra priverstas dirbti per šiais metais tik 2 mokyklas, kad susirinktų 1000 eurų atlyginimą. Prieš tai buvo toks metas, kada teko dirbti 4 darbovietėse, kad susirinktų bent padoresnį atlyginimą. Tai aš netrukdysiu jūsų, kadangi yra šalta, tik noriu pasakyti, kad Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjunga palaiko mokytojus. Palaiko tikrai ne tik lozungais. Ačiū už tai, kad jūs čia, kad mes su jumis. Aš čia atėjau jūsų paklausyti. Atėjau paklausyti, nes aš žinau, kad laiminga tik ta valstybė, kurios geriausiai atstovai tampa mokytojus. Ir kad geriausiai atstovai būtų mokytojais, jie turi gauti geriausią atlyginimą. Mes už tai balsuosime, kad ne 10+10, o 15+15% būtų ir Ligita ir aš tą pažadam. Ačiū jums. Rezoliuciją mes palaikėm ir visada palaikysim viską, kas bus susijęs su mokytojais. Ir kviečiu paklausyti dar vieno įkvepiančio muzikinio kūrinio. Alytaus jaunimo centro vokalo studija Vaje. Ne vieną kartą tai kaip šaltis veržia širdį. Ir ne vieną kartą tu prieš robės skynys kelią aukštyn. Gerai žinau, kad tu jautai, kai buvo tau sunku, atrodė nebeliko nieko, kas suteiks jėgų, kaip pakilti, kaip atsispirti. Bet ten giliai kažkur toli
svetimų akių, stipriai pasakomi įsikibę nuo piktų žmonių nenutirsi, kol turim viltį. Vėl ir vėl ir vėl, įkvėp giliai bandai, nors nežinai kodėl, kažko vis tiek bijai, bet aš tikiu, kad kai kartu mes galingi. Savo rankos neištiestum silpna. Ir nors pasaulis vis atsukasi aplink ratu, darykim taip, kad nekartotume skaudžių klaidų. Pabandykim, tik pabandykim. Labą dieną, noriu Jūs truputėlį taip pat pakalbinti. Gal painam iš šono? Tūkstančių nesustokim, neabejokim. Pirmiausia, tai atleiskit, kad Jūs nuvedžiau nuo puikaus koncerto, bet labai įdomu žinoti, kuom gyvenat, iš kur esat, gal prisistatyti. Gerai, esu Roma Krapaitė, atvykau iš Alytaus Jotvingių gimnazijos. Esu matematikos mokytoja metodininkė, dirbu jau gal 30 metų, iš pradžių buvau inžinierė, dabar mokytoja, tai patirtis didelė, daug vaikų išleidau, ir atvažiavau pirmą kartą, praeitą kartą nebuvau, šiek tiek turėjau traumą, žiūriu, nuotaikos gan neblogos, šaltoka, žvarboka, bet... Jo, bet sakykit, dabar tik tais prisijungėt prie streiko, ar ir pirmą kartą streikavo? Pirmą kartą nestreikavau, nes turėjau nedarbingumą, turėjau traumą ir už tai šiemet pirmą kartą atvažiavau. Tai vis dėlto ko tikitės? Pirmiausia, ko aš tikiuosi, tai... Būti dar, baikim. Gal, kad būtų geresnė transliacija. Plakatas puikiai pasako. Taip, oraus darbo ir teisingo atlyginimo. Vienu žodžiu taip, dirbti ir atlygį gauti tikrai teisinga už darbą. Dabar dirbame tikrai daug, atrodo matematika, aš matematikos mokytoja, niekad nesikeičia nuo Pitagoro laikų, ta pati teorema, sakykime, bet kiekvieną kartą maišo, daro kažką, suprantat, vos ne kiekvieną kartą reikia modifikuoti programas ir kontrolinius, ir atsiskaitimus, taigi pasiruošimas labai didelis būna. Po to taisymai dirbam ne 8 valandas kaip normalūs žmonės, dirbam daugiau, o gaunam tikrai mažiau. Tai žinokit, man labai keista, kiek kalbinau ir prieš tai pedagogų ir šiaip, jūs nekeliat klausimo, kad jūs perdirbat valandas. Jūs kalbate apie etato, sakykime, tą jau atlyginimą, bet vis tik tais, jeigu paskaičiuoti jūsų darbo valandas, jos yra kur kas ilgesnės. Taip, jos yra daug ilgesnės ir, sakau, paprastai darbuose dirba 8 valandas, 7 valandas gydytoja ir ten. O čia mes dirbame 7 valandas mokykloje, o po to dar 5, kaip čia išeina, 12 valandų? Ne. Kažkaip nesusimastam, bet būna taip, praktiškai turbūt, kad mokytojas tai gyvenimo būdas, jau čia net ne profesija. Tėvai paskambina 10 valandą, tu gyveni mokyklą, tu negali atsipalaiduoti, tai suprantat, nelabai, kaip čia pasakyti. Bandau suprasti ir... Darbo daug, o atlyginimas tikrai mažas. Tikrai norim didesnio atlyginimo. Ir aišku, jeigu dirbtume, aš pati, dėl ko dar tiesa, aš daug dirbu. Nes labai mažas atlyginimas, aš dirbu daugiau negu etatu. Iš etatų, matot, mūsų mokykloje etatas maždaug 1060 eurų. 1060. Tai praktiškai nepragyventume. Dirbi tada vienas ir 30 etatų, vienas 50 etatų. Labai daug dirbi, pervarginu, ir užburtas ratas pas mus. Bet sakykit, ar atmenat tokius laikus, kada, buvo truputėlį lengviau
Taip, aš pradėjau dirbti, taip, aš iš pradžių dirbau gamykloje, aš turiu inžinierės patirtį, nes dirbau gal 7-8 metus, po to 91 metais, kaip truputį su gamyklom buvo striuka, atėjau į mokyklą, baigiau pedagoginį universitetą, antras jau mano čia aukštasis. Tai iš pradžių buvo daug geriau, žinokit. Pirma, nebuvo tiek daug popierizmo. Nebuvo popierizmo, daugiau mokytojų buvo pasitikima, aš buvau jaunesnė, bet niekas ten taip, tų auditų nebuvo, tų patikrinimų, kažkaip daugiau pasitikėjo mokytojų. Dabar labai daug visokių ir patikrinimų, ir popierių už kiekvieną, tiesiog laiškų labai daug, tos informacijos, viskas keičiasi, yra labai daug. O kiek klasėse mokinių pas jūs mokykloje? Dabar, pavyzdžiui, 9 klasę turiu lygiai 30. Kai mokau 11 ir 12, ten kur atskirai išplėstinis ir bendrasis lygiai, šiek tiek mažiau, mano klasiai, bet ir tada atlygį, suprantat, iki 23 ten mokiniai jau, ar kiek ten, neatsimenu aš tenais, bet va kažkur, 10-okų 29 turiu, klasės nemažas. Supratau, tai ačiū Jums labai, ačiū už interviu, labai malonu buvo sutikti, išgirsti Jūsų mintis, tad visokiojopos sėkmės, stiprybės ir neprarasti tikėjimo. Ačiū. O iš kur Jūs čia visi? Aš esu Seimo narys Aidas Gedvilas. Tai prašom į svečius, jeigu ką, visada galite. Iš kokios Jūs partijos? Aš esu nepartinis. Jo, buvau anksčiau darbo partijos narys, dabar esu nepartinis, mišrioje frakcijoje dirbu ir mano Facebookas yra LR Seimo narys Aidas Gedvilas. Jeigu prisijungtumėte, duosiu vizitinę. LR Seimo narys Aidas Gedvilas. Jo, ir galbūt, kaip sakyt, susidomėsit ir jeigu turėsite kažkokių tai klausimų, visada prašau kreipkitės. Oi, kaip miela. Labai ačiū, labai ačiū. Na, mėlyjeji, tai tokios čia nuotaikos, tokios aktualijos. Ačiū visiems stebėjusiems ir tikimės, kad kiekviena tokia akcija, jinai palieka savo pėdsaką. Ir tie žmonės, kurie priiminėja sprendimus, žinoma, priiminėja ir Seimas, dėja ten sprendimai priklauso daugumai, bet aš tikrai remiu ir tikiuosi, kad vis tik tais ateityje ta žmonių grupė padidės, kuri palaiko mokytojus, kuriems rūpi mokytojų likimas ir galvoju, kad tokių akcijų ateityje išvengsime. Galėsime tenkinti tuos minimalius reikalavimus, kuriuos kelia mūsų mokytojai. Tad likite sveiki, nepamirškite prisijungti kitais kartais ir paspausti patiktuką. Ačiū.